ir Lombokė, realiai 40 minučių ir viskas. Tai pasimiau viešbutį labai arti, už 4 eurus berods. Tai pasižiūrėsim, kas tai gero bus. Tai ką, vykau į viešbutį, Bayeris. Įsikviečiau taksą, nuvežė mane iki to viešbučio. Žiauriai pigus, kaip ir minėjau, 2 eurus. Tipo, kokie tai piginus, gerai. Užsirezervavau per bookingą ir nuvariau. Savininkė atbėga, tipo, ne, sako, tipo, ne 2 eurai, o mokėk 12 eurų, ar ten 13. Aš kaip suprastu, aš susimokėjau. Ne, sako, tipo, dasimokėk. What the fuck? Tai realiai jie taip, galim sakyti, skemina žmonės, nes susimokytų ten 2 eurus ir po to, kai atvažiuoja, tu nėra ką daryti, nes aplinkui kiti viešbučiai už kiek čia, už 12 minučių pėstute. Tai aš iš principų nesakau, neimsiu ir viskas. Tai kitur atsikraukščiau pėstute, prasivaikščiau 10 minučių ir va kitą papuoliau. Tai pažiūrėkit, koks grožis čia bus. Tai ką turim? Lova, spintelė kažkokia tai, fejelis, kondicionierius ir, tualetas su dušu. Tai ką, už šitą gėrį susimokėjau 5 eurus. Tai va, bet nieko, vienai nakčiai išsimegosiu, pasidarbuosiu ir galim bus tyrinėti toliau viešbutis. Tai ką, einam miegoti ir susitiksim rytoj. Tai ką, labas rytas, saulės spindulėlį. Aš jau prie dirbtuvių serviso, kur nuomoja motociklus. Na, žinokit, pirmas įspūdis, dabar kai daugiau žmonių, tai nežinau, vaikai tai pirštais rodo, kaip ką, žinau, keistas jausmas iš tikrųjų, kokia beždžionė. Nu, gal čia ne iš tos pusės, kad kai beždžionė, bet tiesiog, kad baltaodis. Tai iš 20 žmonių, kiek sutikau, tai vos ne 18, hello, how you ir panašiai. Tai kažkaip keista. Tai pas juos Lombokė neįprasta, kad baltaodžiai turistautų. Tai tikėtina sulauksim daug dėmesio. O aš vakar susidėliau maršrutą ir iš visų 58 taškus norėčiau pamatyti. Tai nežinau, kaip čia seksis sudaryti 5-8, biškit too much, nes planuoju būti 70 dienų kažkur, tai matysim kaip čia kas. Vėl pasimiau tokį gražuolį, raudonos spalvos, beveik apinaujus, tai dabar sakė dar tepalus pakeis. Tai va, visas servisas included. Kaina jo 6 eurai dienai. Tai ką, pasimiau, lekiam. Tai iki Sage Village vadinasi. Tai 11 kilometrų. Na, matysim, kaip čia su Honda seksis. Esu turėjęs Honda tik kad keturatį, tai kaip ir gerai viskas buvo. Tai tikiuosi ir su šituo bus gerai viskas. Bet žinokit, kai gerumo čia keliai šakės. Žmonių beveik nėra, transporto. Eina savo, belekas. Ir čia dar kažkurioje tai vietoje saloje yra padaryta MotoGP trasa. Tai reikės nuvažiuoti pasižiūrėti. Season in 1 year only. No irrigation. We wait for rain only. Tai atvykau į Sagių kaiminę. Tai realiai čia pagrindiniai jie atkeliavo iš Javo salos. Tai 15 kartų čia jau gyvena. Patys realiai nežino, kada būtent atvyko, kaip atvyko, bet jau realiai 15 kartų. Čia yra virš 1000, tačiau virš 150-200 šeimų gyvena, o su gidu vaikštom. Tai žiauriai įdomu iš tikrųjų, kaip pasakoja čia. Tai vėliau papasakosiu dar. I try to find out when, but we have not exactly answer for that. Okay. So we have no idea. Even if you ask me, this village when first time was people start to live here, we have no idea because years later after the Rinjani Kaip čia surenka vandenį. we fill it from here. It is from clay house, very close one and others. And then now I would like this the door. That is the door and one more room in there. Tai kodėl čia yra 3 aukštai, tai pirmas aukštas, kai mes mažiukai esam, skrandyje, pilve pas mamą, antras tada, kada mes jau gyvenam, o trečias aukštas jau tada, kai mirštam, tai turim visą laiką improve, kaip sakoma, gyvenimą, geras. Ir čia va 3 laiptukai, nežinau, čia yra tikra, netikra, bet papasakoju. Ir beje, iš molio ir iš ryžių
lupenų padarytos grindys. Plauna tik karvių kakučiais buffalo, nes kitaip jį gali ištirpti. Geras. Later, kapalam. This is the areca palam. Mix it with leaf and And it's eat or what? eat it. Chew it first. They chew, and it is make them wake, not sleepy. It's like caffeine, yeah? Caffeine, addictive. Okay, yeah. It is addictive. Va, natūralus kofeinas. She's my cousin because Okay. they are twins. Kas įdomus dalykas, kad jie tuokėsi tik su savo pusbroliais ir pusseserėm. O kai prieš tai, kai nori tuoktis, tai tada jie pagrabė, susitarė pagrabė 3 dienom ir tada grįžta ir sako, mes jau norim tuoktis. Įdomu dalykai. More for the water. This is the bathroom. That's rice storage. Not many chicken in the village because chicken scratch. the Yeah, roof. yeah, all, yeah. And cotton. So people here they grow cotton in the field, and then Iya. Jadi harus nanti diikat, dipasung ya. Bet čia sakė 90% visų tokių dalykėlių, kur padaryti, tai yra atvežtiniai. Tik 10% daro patys. Ir kas įdomiausia, kad jie savo grindis plauna karvių kakučiais, nes jie vieną kartą taip meldžiasi. Ir tada, kai išplauna kakučiais, išdžiūsta ir, sakė, viskas tvarkoja, nieko nesmirda. Jie daug vištų neturi, nes jie viską drapso, tai sako, jie stengiasi palaikyti populiaciją vištų. this one is the Originaliai lempa. coconut oil here, and then cotton. So if it lighter, we can turn it on like Yeah. candle. And the thread that they made there, they made the color. This is the natural color. O, Yeah, so this is the real color that they made here. The orange, this brown color from skin of coconut. jie. Skin of coconut, charcoal. We have leaf we call taum, betel leaf, the things that they show it, curcuma and limestone. This is the natural color. So now we can. Beje, pas juos elektra atsirado 2009 metais, tada, kada Philips, vienas iš Philips darbuotojų sponsoriavo ir tik tada atvedė. Go through, Yeah. in the wall. Do you have wife? Yeah, I have five. Your cousin? No, yeah, my distant cousin, like eighth cousin. So left side, the kitchen area on the floor. Va, virtuvėlė. Žiauriai įdomu. Viską, ką pasakoja, tai daug faktų. Labai įdomu iš tikrųjų, kiek čia viską pasakoja. Lemputė atsirado tik 2009 metais. Pagrindė jie ūkininkauja. Tai reiškia, augina daržovės, vaisius ir gyvulininkystę. Tai jie beveik niekur nedirba, kaip ir oficialiuose darbuose. Na, įdomiai, kad čia visi giminės, pusbroliai, pusseserės. Bendrai, kai čia užaugo kaiminė, tai jie aplinkui 2 km irgi prisistatė kaimų, ten 90, kažkas tai tokio. Ir kai tu nori jau tuoktis iš kito kaiminės, tu gali pagrobti, bet jeigu... How the rice look like? Ryžius. Rice. This is Lombok head, Arthur. Yeah. Let's try, Arthur. Welcome to Sasak village. Okay. Yeah. So now you are the chief of the village. Okay. It's chief house or no? No, they are the chief. living Okay. Wow. Yes. Very nice thing. Thank you. there. Thank you. Tai ką aš ten pasakoju, tai jeigu pagrabė jaunikis būsima nuotaika ir jinai sako, ne, tu man nepatinki, tai tada jis turi sumokėti kompensaciją ir jam čia yra labai didelis pažeminimas, The things jeigu that atsisako. the things that they chew is this. Like Okay. the woman showed. Betel leaf, we call it in English. Tai va tas dalykas betel leaf, tai reiškia, matėte, kur moteris kramtė, tai jie ten sumaišo 3 pagrindinius dalykus ir kramto čia realiai kaip kofeinas, sako, atsipeikėja. Tai įdomu iš tikrųjų. Ir beje, čia įėjimas nemokamas, Style. pats tu gali kiek nori susimokėti.
Sakė, kol kas per visą laikotarpį nebuvo taip, kad būtų susituokę iš kitos kultūros. Tai jie realiai pagrindinė tik į gamtą, į stichijas, viskas. Nu va, visa kaiminė kaip atrodo. She like washing, yeah? From garbage, yeah? To take the some is like husk, Yeah. so have to blow it away. Tai pagrindiniai jie tuokėsi, aš galvoju kaip jauni, bet sakė panelėms 18-19, vaikinams 20-21, tai pretty average tas laikas. Ir tada po metų jau vedybų, jau tada susilaukė vaikelio. Va tokio. Realiai ekskursija baigta, nu šiaip žiauriai įdomiai visko pripasakoju. Tai kiek stengiausi, nes jis viskas čia labai greitai. Tai kiek stengiausi, kiek prisiminiau pats, tai tiek ir papasakoju. Bet tikrai verta su gidu, tik 100% verta, tai jeigu lankysitės, Lombokas, Berugua Sekeman, Sade Rembita vadinasi. Tai tikrai šitas dalykas apsimokantis, kur apsilankyti. Pasiėmiau iš vietinio Starbuckso Ice Latte coffee su šokoladuku. Blema, čia tikiuosi ne tap water koks, nes bus ne kažką. Bet atrodė normalus ledukas. Kad 20 minučių iki kitos lokacijos, varom. Tai ką, atvykau į urvą, vadinasi Guag Bang Kang. Tai žiūrėsim, 100 000 kainuoja įėjimas. Tai ką, aprengė su šalmu, nurengė viršų, nes sako, kad bus kažkiek tai šlapumo. Ir davė kaukę, nes sakė, ten daug kvapas labai smirdantys amoniako, nes daug šikšnosparnių. Tai va, ir šikšnosparnių pamatysim ir urvų patyrinėsim. Kaip per nuotraukas mačiau, tai ten labai nuostabiai atrodo. Tuo įvertinsim kartu. Nu ką, jau kvapelis ganėtinai stiprus. Oho. Pliakai, čia smirda. Ok. Nu va, čia jau galima užėti viską, bet bliam, kokia čia smarvė. Žinočiau, būčiau jėmis stipresnė kaukė. Ok, tai sleeping, yeah. Pliacha. Čia taip primanom ir šliauką paleisti. Oh. Here, this stone many back. Yeah. And here like big one, and here the small one. Kids, yes? Yeah. We can attack? No. No. Rudi, nes yra 3 spalvų. Rudi, balti ir juodi. Albinos yra tik vienas kitas. Oh. Bliamba, kiek jų čia belia, kiek. Kai Balyje negalim buvo, čia tai vaikščiu kiek tu nori tik. And up here. Oh my god. Nu jo, čia jų kiekis tai nežmoniškas. Sakė, keli milijonai. Nu realiai ir viskas. Šikšnosparnį pasižiūrėjau, bet bliamba, žinokit, kvapelis, taip, bet oro belekai pritrūko. Dabar varysim kitą lokaciją. Šitą lokaciją kainavo 5 eurus ir plus tipsų daviau. Tai visai padoriai. Koks čia per paukštis? Įdomus. Kaip kurapatka lietuviška. Na, biškiai gražesnis bičias nei Balyje. Tai Balyje nesu matęs tokių bičių. Kad va bangų nėra. Lemo pasaka. Gultas kainavo 2 eurus 2 valandom. Ką, aš varysiu maudytis ir kimarinsiu dabar. Važiavau link kito spoto po surfinimo ir pakeliui pažiūrėkit, ką aš atradau. Tai va, aš kai važiavau dar keliu ir galvoju, blemba, žiauriai geras kelias, 4 juostų, asfaltas, nei vienos duobės, nieko. Tai va, pagrindinė dėl to ir infrastruktūra labai
pagerėjo, dėl to, kad ruošėsi MotoGP, padarė trasą, dėl to ir kelius aplink Kutus tą regioną sutvarkė. Čia va taip su supermoto kokį prasilėk, tai nieko blogesnė nei trasa. Ką, nusprendžiau apsistoti geresniam viešbutį su kokiu vaizdu, pažiūrėkit. Kai gerumą, ką? Neapsistosiu. Čia tik atvažiavau pasižiūrėti šito bičio ir prasieit kitokiais keliukais. Tikslas realiai buvo ten užvaryti. Bet dabar tikslas bus į Devil Tracką nuvaryti. Ką, varom į Devil Tracką. Ir tikslas bus pasiekti o to klifo, reiškia, už šio klifo, kur matėt nuo paplūdimio, galutinį tašką. Ten turėtų būti vaizdas bombinis. Galvoju, čia jau pakilsim ir viskas, bet ten dar reikės iki ten dar šūtint. Eik tu savo. Na, žinokit, chebrytė, neturiu aš jokių žodžių, kaip apsakyti šitą visą grožį. Nu tiesiog. Wow. Eina savo. Buliava. Jūs realiai mato daugiau nei aš dabar. Eik tu savo. Žinokit, baisu prieit prie krašto. Kaip ir suprantat, aš nelabai mėgstu aukščio, tai man užteks ir per tokį atstumą. Gerai, kad lazda ilga, tai pafilmuosiu dar. Kas geriausia, tai vienas tiesiog. Žmonių zero. O, laivelis tik varo. Ką, varom toliau ant aukštesnio kalniuko. Bet man tai kojos biški linksta. Kažkaip ant ugnikalnio ne taip buvo baisu kaip čia. Ant to klifo aš nelipčiau. Ten kaip gražiai atrodo. O ir tolumoj matosi valtelė. O aš dabar kaip montuosiu, tai galėsiu pats pasižiūrėti, ką aš čia su lazda prifilmavau. Realiai, žinokit, malonumas tai neišpasakytas. Tokie vaizdai ilgam įsimins mano gyvenime. Tiesiog. Net nerandu žodžių iš tikrųjų, kaip čia apsakyti. Ant kiek viskas čia gražu. Man. Jums gal bus kitaip. Bet čia aš savo filmuoju realiai. Tai aš po to pats žiūrėdamas kaifuosiu. Prisiminsiu. Čia šiaip labai daug karvės mėšlo. Tai tikėtinai čia ganosi. Įdomu, kiek karvių yra nukritusios nuo skardžių. Man tokie vaizdai po kol kas top pirmoj vietoj pagal grožį. Jeigu čia dar būtų saulutė šviestų, tai 10 su pliusu būtų. Priėjom patį tolimiausią tašką. Va ir saulutė leidžiasi, matas. Neskris tai nemažai.
Nu ką, saulutė nusileido, galima šūtinti iki motociklo. Geri 2,5 kilometro čia gaunasi. Gerai, kad powerbanką turiu ir visą tašę sukrautą, tai jei ką pasikrausiu, nes telefonas tai mirs. Nežinau. Koks šitų. Įsiganis bakikių skraido. Nežinau, tikėtinai matosi. Wow. Nu va. Ne, palauk čia. Čia kregždutės gal? Ne, palauk. Nesuprantu. Ne, čia paukščiai, jomajo. Ne šikšnosparniai. Aš galvoju, čia šikšnosparnis skraido. Čia jo, kregždutės tikėtinai. Nu va, jau viskas. Beveik krantas. Koks čia dar krantas? Pabaiga. O bus bairis. Prieisiu ir mopedo nerasiu. Nu ne, čia žmonių nebuvo. Tai nėra kam čia imt. Mano Honda braškė stovi. Civilizacija pasiekta. Bet vėjas koks. Gal audra kokia bus? O dar kiek bekelis reikia įveikti. Kol grįšiu į civilizaciją. Čia su Kintaunu būtų. Pats tas. Jo, su viena ranka filmuoti ir važiuoti. Gera idėja. Jums turėtų. O, geras. Krabas. Pirmą kartą aš matau. Jūs jį matot? Kur jis čia? Krabė, kur tu? Va, žiūri, geras toks. Draugelis. Gerai, paliekam ramybėje, važiuojant toliau. Bet toli sau nuėjęs nuo vandens. Čia per pelkės vaikšto. Karvių vos kelių nedomušių ir vakoks. Šiknius vaikšto. Spėjau sustot. Ei, palauk tu. Jam reikia peilį duot, kad jis. Ei. Gerai, duok, aš noriu su pakovot. Bet kaip greitas. Geras. Pirmą kartą aš tą matau. Daus. Pagaliau išvažiavau į civilizaciją, va, koks dar bus gražus. Sau dar pakeliui užkast. Labai sunku, ne taip kaip Balyje. Balyje ten kiekvieną kampą galim. O dabar pravažiavau gal 7 kilus, nieko nebuvo ir pirma parduotuvėlė, kur galima realiai pavalgyti. Iki miesto dar liko pusę valandos važiuoti. Viešbučio kliučių nėra. Arba už 300 eurų nakčiai, arba turi važiuoti iki link centro. Tenka važiuoti dabar link centro. Valgysim ir toliau mėsų. Užsisakiau pas šefę nasi goreng special. Čia taip virtuvėlė jos atrodo. Bet kas stebėtinai, kad 10 dienų nieko nebuvo man tokio. Svarbiausia skanu. O čia visas meniu kaip skaniai atrodo. Dar pasiimu dar S-Jurk. S-Jaruk. Nu ką, mano nasi goreng už 2 eurus ir sultis už 5 centų. Tai va pasiimu kambarį. Va. Su baseinu, su kitais žmonėmis mėgausim, darysimės. O mano kryp, va. Tokia kamurkė realiai. 8 eurai. Tai aš su jumis atsisveikinsiu. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki kitų kartų. Iki.